Sveiki visi prisijungę į mūsų kasmetinį jau tapusį renginį, kurį nuo šiol beje žinosite kaip Baltic Biomass Market. Šiandien su mumis studijoje yra Vaidotas Janutis, mūsų Baltpool prekybos vadovas, ir Tomas Jorudas, komercijos vadovas. Labą dieną. Labą dieną. Pradžiai kelis žodžius, dar ką noriu paminėti, kad šiandien turėsime taipogi mūsų užsienio svečią, Erisa Senderman iš Argus Media, kuri pakalbės taipogi ne tik apie, mes kalbėsime apie Baltijos rinkas, ji pas mus pakalbės apie labiau Europą ir Europos apžvalgą, Europos trendus. Svarbi informacija taipogi visiems prisijungusiems, kadangi turime ir svečių iš užsienio, šis mūsų renginys yra verčiamas sinchroniniu vertimu. Pasinaudoti vertimu iš lietuvių į anglų ir iš anglų į lietuvių galite pasispausti Zoom lange ant ikonėlės, žemės rutulio ikonėlės, ir ten pasirinkite tiesiog kalbą, kurios norite klausytis. Opcijos būtent lietuvių ir anglų kalbos. Taipogi viso renginio metu galite užduoti mums klausimų. Ta galite padaryti per slaido programėlę, įsivedę Baltpool, pasirinkę Baltpool kanalą. Užduokite, prašome, klausimus bet kuriuo metu, jeigu matote sudominusias kažkokį kadrą slaidą, ir iš karto klauskite. Mes skaitysiu tos klausimus ir komentarus per visą pristatymą. Mūsų renginį kviečiu pradėti nuo mūsų prekybos vadovo Vaidoto Janučio, kuris pakalbės būtent apie Baltijos rinkas, apie šildymo sezoną, įžvalgas po jo. O vėliau jau kviesime mūsų užsienio svečią. Tai Vaidotai, prašau. 1 second, please. For those who do not speak Lithuanian and who didn't understand our language, there is options to choose the language in the Zoom. There is yes, in the Zoom window, there is an icon of the globe where you can choose the preferred language of the interpretation. So just click on English language and all the presentation will be translated simultaneously. Yes, stay with us. Jo, taigi, taip, sveiki kolegos. Iš tikrųjų, tai kažkaip įprastai mūsų renginys visą laiką būdavo po to, kai pasibaigdavo šildymo sezonas, bet žiūrint, kas vyksta už lango, tai atrodo, kad tuoj vėl pradėsim šildymo sezoną antrą kartą jau šiais metais, nes panašu, kad temperatūra čia dabar dėl globalinio atšilimo pakankamai daug svyruoja. Jo, tai Tomai, tu mane pertrauk, jeigu tu turėsi kažką pasakyti, būtinai sakyk online toj vietoj, kur aš kalbėsiu, nes čia vis tiek ne prezidento rinkimai, mes nesam tiek susikaustę, kad į savo įsipareigojimais, taip kad svarbu yra, kad būtų nuosekliai. Ja, tai iškart ir pertraukiu, kad mes šiandien kaip Eurovizijai šnekam lietuviškai, kaip Eurovizija dainuoja, taip ir mūdai šnekam. Ja. Eurovizija, gerai, aš nežiūriu Eurovizijos, bet gerai, supratau. Ja, pradedam nuo to, kad prezentacija iš tikrųjų bus iš tokių grubiai 4 gabalų, ar ne, ir pirmam gabale norėčiau pakalbėti daugiau apie tai, kaip lyginti Baltijos šalis tarpusavyje. Duomenys, kuriuos mums pavyko surinkti, pjūvių yra mažiau, nes vis tiek svetimoje valstybėje surinkti daugiau duomenų apie šildymo ir biokuro kainas ir medienos kainas yra sudėtingiau, todėl visus duomenis ir apie Lietuvą, ir apie Latviją, ir apie Estiją pateiksiu vienodais pjūviais, kad būtų galima susidaryti tą palyginimą tarp 3 skirtingų valstybių. Tai čia bus pirmoji dalis, antroji dalis daugiau bus teorinė apie tai, kad vis tiek eilinį kartą išlenda tas faktas, kad biokuras darosi tikrai labai panašus į eilinės žaliavas. Norėsiu šiek tiek pakalbėti apie teoriją susijusią su žaliavų ciklais. Ir trečias, sakykime, tai bus apie šiokią tokią prognozę apie tai, kas gali kitais metais formuotis.
Na ir paskutinis tai apie tą RED 3 direktyvą, kuri pasirodys už metų jau dabar skaičiuojant nuo šiandien. Ir mes turėsime šiek tiek besikeičiantį reguliavimą, bet nereikia labai jo sureikšminti, nes ypatingos įtakos greičiausiai rinkoms jau tai nebeturės. Taip, tai pradedu nuo to, kad apie šilumos tarifus vartotojams Baltijos šalyse. Reiškia, lyginant praėjusius 2 sezonus, tai yra sezonas, kuris buvo labai brangus, ar ne, ir sezonas, kuris sekė šiais metais, tai faktas yra tas, kad Latvijoje šilumos tarifo labiausiai mažėjo. Jis krito apie 30%, Lietuvoje sumažėjo 16%, Estijoje sumažėjo 9%. Tas grafikas, sakykime, kaip čia kairiai pusėje ties maždaug 11 valandą, ar ne, rodo maždaug tarifų lygius skirtingose valstybėse. Be abejo, tam įtakos turi nemažai ir kuro struktūra. Praėjusiais metais ypač turėjo įtakos dujų kainos įsigijimas, kuris skirtingose valstybėse turi savo įtaką, ar ne, ir manyti, kad vien tik biokuras lėmė praėjusiais metais šilumos kainas nereikėtų, bet šiais metais jau įtaka buvo gerokai mažesnė, dujų rinka buvo stabilesnė, biokuro rinka buvo irgi ramesnė, nepalyginamai kaip buvo prieš, todėl kaip matot, reiškia, Latvijoje ir Estijoje šilumos kainos yra labai panašios, Lietuvoje kainos yra mažesnės, tiesą pasakius, net nepasižiūrėjau tiksliai, kiek tos kainos yra mažesnės, bet kiekvienas stebėdamas savo rinką gali tai pasižiūrėti. Na dabar mes, kadangi esame iš biokuro biržos, norim pakalbėti truputėlį apie tai, kaip, reiškia, šalyse skiriasi, reiškia, ir kaip reagavo į biokuro kainą šilumos kainą. Na, idealiausiai atrodo Latvijos grafikas, kuriame, reiškia, tiek biokuras, tiek šiluma sumažėjo 30%. Čia biokuro kainos visuose grafikuose yra paimtos iš Baltpūlo. Latvijoje, Lietuvoje jis yra tikrai labai reprezentatyvus, Latvijoje šiek tiek mažiau, nes likvidumo turime mažiau negu Lietuvoje, Estijoje dar šiek tiek mažiau, tačiau kažkokius tai bendras tendencijas tikrai galima įžiūrėti. Na ir faktas yra toks, kad visose šalyse biokuro kainos stipriai mažėjo, mažiausiai Estijoje, tačiau Estija išsiskiria tuom, kad mažiausiai ir kilo prieš tai sezone. Na, Lietuva buvo didžiausia su biokuro kainos sumažėjimu, pas mus kainos sumažėjo 40% biokuro. Na ir įprastai, istoriškai žiūrint į biokuro kainos sviravimus, šilumos kaina gyventojams krenta arba kyla maždaug pusė tos procentinės vertės, kuri atsispindi biomasės kainoje. Tai Latvija parodė tokią paraleliai vienodą rezultatą, kad ir šiluma, ir biomasė krito tiek pat. Matomai, kad tai yra susijęs su reguliavimu. Galimai per praėjusiais metais ta kaina buvo kiek per didelė, sakykim taip, nes kodėl taip pasakiau šitą sakinį, todėl kad, pavyzdžiui, Lietuvoje praėjusiais metais nebuvo šitos tendencijos, jog biokuro kainos kilimas buvo perkeltas į šilumos tarifą. Tai yra šilumos tiekimo įmonės galimai, bent jau mano yra tokia nuomonė, kad pasiėmė dalį, sakykim, to pabrangimo biokuro ir kompensavo iš savo pelno. Tai galimai tai yra susiję su įvairiais skirtumais, reguliavimai ir panašiai, bet faktas yra toks, kad bendra tendencija yra, kad biomasės kritimas palengvino gyventojams iš tikrųjų žiemą. Tai yra biokuro ir malkinės medienos priklausomybė, reiškia, tarpusavyje. Ir galima būtų pastebėti, kaip tendencijos vystosi
šitose dviejose susijusiose rinkose, tačiau kad galima būtų pasižiūrėti apie tai, ar tos tendencijos yra identiškai vienodos ar persidengiančios. Na ir kokią mes matom tendenciją, kad visų pirma, pirmas faktas yra toks, kad malkinė mediena ir biokuro kainas iš tikrųjų galima lyginti tarpusavyje gana rimtai, nes malkinė mediena įprastai yra tas brangiausias žaliavos sortimentas, kuris dalyvauja biokuro rinkoje ir jisai formuoja tą, vadinkim, paskutinės megavatvalandės kainą. Ir šičia visur yra paimti grafikuose tokie skaičiai. Reiškia, malkinės medienos kaina yra valstybinių miškų operatorių skelbiamos viešai malkinės medienos kainos, o biokuro kaina be abejo yra paimta iš Baltpūlo platformos, ar ne? Tai tendencijos, nustebino, bet jos yra identiškos. Tai yra biokuro kainų kritimas, jisai yra greitesnis negu malkinės medienos. Tai greičiausiai yra susijęs su tuo, kad valstybiniai miškai visose Baltijos valstybėse turi ilgalaikių sandorių ir tuos ilgalaikius sandorius biokuro gamintojai privalo vykdyti, ko pasiekoje einant iš brangesnių metų į pigesnius metus, kurį laiką užsitęsia, reiškia, tas periodas, kuomet biokuro kaina rodosi jau krenta, tačiau malkinės medienos kaina dar laikėsi gana aukštai. Dabar mes, aišku, bendrai paėmus turime kreivės beveik vienodas, jų tendencija yra labai panaši, tačiau, sakykime taip, tas uždelsimas, manau, kad ateina iš ten, jog dalis malkinės medienos kainos yra užkontraktuota ilgalaikiais sandoriais. Aš gal kitokį biškį komentarą uždėčiau, kad realiai tas malkinės medienos kainos atsilikimas galbūt pareina ir iš to, kad užpraeitą sezoną labai gerai pabaigę tiekėjai visgi nemažino malkinės medienos paklausos, tuo tarpu biokuro paklausa krito. Ta prasme, realiai irgi susiję faktai yra. Taip, aš dabar taip galvoju, reiškia, gal šitas grafikas, reiškia, kadangi 22 metų grafike pasiektas yra biokuro kainos pikas, 22 metų pabaiga, reiškia, ta tendencija, aš daugiau gal, sakyčiau, noriu pastebėti tą faktą, kad tendencija yra visose valstybėse praktiškai identiška. Ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, žiūrėdamas į skaičius kokioje Suomijoje ar Švedijoje, matai kiek kitokias tendencijas, reiškia, susijusias su malkinė mediena, tai Baltijos valstybės jos yra vienodos ir tai rodo, kad vis tiek indai yra susiję tarpusavį. Taip, čia yra toksai, tie patys skaičiai, iš esmės, kurie buvo parodyti prieš tai, tik tai tie, kad jie sudėti tarpusavyje ant vieno grafiko. Malkinės medienos kainos 3 Baltijos valstybėse, sviravimas yra, tendencijos yra panašios, tačiau lygis bendras yra skirtingas. Ir pigiausia šalis yra Estija. Sekančios šalis yra Lietuva ir Latvija, reiškia, malkinės medienos kainoje. Tačiau, turint omeny, kad Latvijoje malkinės medienos ir apskritai mediena pardavinėjama yra su pristatymo kaštais, tai čia manyčiau, kad vietiniai tikrai geriau žinos tą kainos realų skirtumą, bet akivaizdu yra, kad tendencija vis tiek neria į tą patį maždaug, reiškia, kainos lygį, reiškia, kuris ir formuojasi, ar ne, šiom dienom. Kaigi su biokuru
yra, reiškia, situacija yra irgi labai labai panaši, nes kaip ir ką tik minėjau tą frazę, kad susisiejantis indai, jie turi, reiškia, ir gali šalis iš vienos į kitą pradėti vežti esant spotinės rinkos kainų skirtumams. Tai ko pasiekoja, reiškia, tokių galimybių daryti taip vadinamą arbitražą tarp valstybių, kai vienoje valstybėje yra kainos mažesnės, o kitoje valstybėje yra kainos didesnės, tų galimybių kuo toliau, tuo labiau mažėja. Bendram supratimui apie tai, kas vyksta trijose Baltijos valstybėse eksporto prasme ir vietinės gamybos prasme, akivaizdus lyderis šitoje srityje yra Latvijos valstybė, kurios eksportas yra didžiausias lyginant su visom kitom. Ir kartu paėmus Latvijoje eksportas yra didesnis negu Lietuvos ir Estijos kartu. Be abejo, čia tam įtakos daro tai, kad Lietuvos eksportas yra tikrai labai nedidelis palyginti su vietiniu vartojimu. Estijoje dėl mažesnių instaliacijų taip pat, reiškia, tas pasiskirstimas yra maždaug per pusę, bet faktas yra tas, kad didžiausias rinkos, kaip čia pasakyti, burbuliavimas, virimas vyksta Latvijoje, nes tai yra didžiausia rinka. Latvijos pirkėjai turi konkuruoti su eksportu. Tai galima kažkuria prasme pasakyti, kad Latvijoje instaliuotos galios, kuri yra uoste, yra praktiškai dvigubai daugiau ar net trigubai daugiau negu realiai pastatytų katilų. Čia turbūt irgi susijęs su uostų skaičiumi šalyje. Labai akivaizdi tendencija Lietuvoje. Vienas uostas 6% eksporto, kur daug uostų ten pusę eksporto eina. Daug uostų, daug miško teritorijos, mažiau yra, iš tikrųjų yra apribojimų dėl veiklos miškuose, aš visiškai sutinku, taip, galimybės yra kitokios, taip. Ir turime pirmą klausimą slaido. Klausimas yra iš skaidrės prieš tai, kur rodėme biokuro kainas. Taigi klausimas, ar nurodyta biokuro kaina yra faktinė ar sudarytų sandorių? Kurios sortimento kaina? Tik SM2? Taip, čia yra paimtas visų, reiškia, biokuro produktų vidurkis. Tiekimo kainoje, čia yra svarbi detalė. Reiškia, kuri yra šitoje vietoje svarbi. Taip. Taip, dabar kalbant apie strategijas. Mes nuolat pabrėžiame strategijų skirtingumus, reiškia, kad jos sukelia papildomas rizikas, dalyvaujant rinkoje ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, šiais metais Vilniaus mieste, ar ne, kainų skirtumas tarp toje pačioje šilumos rinkoje dalyvavusių pirkėjų buvo praktiškai 5-6 eurai skirtumas lyginant su tuo, ką reiškia perka viena ir kita katilinė, turint omeny, kad jos dalyvauja toje pačioje šilumos rinkoje. Ir mes nuolat pabrėžiame iš tikrųjų tą diversifikacijos naudą tarp ilgalaikių ir trumpalaikių sandorių. Ir šiais metais eilinį kartą rodome, reiškia, statistiką susijusią su tuo, kaip svarbu diversifikuoti ir bandyti turėti tiesiog eilinį kainos vidurkį. Nes apie Estiją iš tikrųjų šitame slaide nelabai galiu pasakyti, nes Estijos rinka Baltpool'e yra išimtinai orientuota į trumpalaikius sandorius, kaigi Latvijoje aiškiai matom tokią tendenciją, kuri praktiškai identiškai yra ir Lietuvoje, kad žalia kreivė, kuri parodo, už kokią vidutinę kainą nupirko pirkėjas,
Jinai didžiausia yra tenai, kur dominavo ilgalaikiai sandoriai, mėlyna spalva, kur yra ta purpurinė spalva, trumpalaikiai sandoriai, kainos yra gerokai mažesnės. Ta pati tendencija yra ir Lietuvoje. Ilgalaikiai sandoriai yra susitelkę kairėje grafiko pusėje. Ir specialiai išnešiau dvi kainas į viršų, tai yra ta 25,76 ir 19,98. Tai yra, kaip minėjau, ta pati Vilniaus, reiškia, šilumos tiekimo sistema. Dalyviai dalyvavo turėdami tokio lygio kontraktų skirtumus toje pačioje šilumos rinkoje ir iš tikrųjų tie 5 eurai, čia beveik 6 eurai, ir susidaro labai reikšmingas kainų skirtumas. Na ir faktiškai viena uždirbo gerokai didesnį pelną. Sakyti dabar, kad tie, kurie pirko už 19,98 yra iš tikrųjų išmąstė labai viską teisingai ir panašiai, galima taip sakyti. Bet jau gali konstatuoti po visko. Taip, kai jau visi faktai ant stalo. Taip, labai teisingai sakai. Būtent, kai, reiškia, kaip čia, nėra protingesnio žmogaus, apie žmogų komentuojantį praeitį, tai čia šiuo atveju taip, bet aš nežinau, Tomai, tavo turbūt yra mėgstama frazė, kad jeigu apie vidutinės kainas, kaip tu sakai, kad geriausia iš tikrųjų būti tiesiog vidutiniokų rinkoje ir turėti tą vidurkį, kuris reiškia, yra mažiausiai keliantis rizikos versle. Ir turime dar porą klausimų. Noriu tik priminti, kad labai prašome klausimus užduoti slido.com puslapį arba per Slido aplikaciją nuėję į Baltpool kanalą. Taigi, pirmas klausimas apie Vilnių ir kainas. Gal kainos skiriasi dėl to, jog į visas katilinės kainas skaičiuojama su pristatymu, o į vieną transportą apmoka katilinę? Supratau niuansą, reiškia susijusiu su tiekimu į Vilniaus kogeneracinį jėgainę. Tai ne, iš tikrųjų šitos dvi kompanijos, kurios yra vienoje ir kitoje kreivių pusėje, nėra, nei viena iš jų nėra Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Jo, tai netgi turint omeny tą faktą, kurį jūs turėjote omeny klausime, tai ne, tai čia tiesiog yra normaliai abi veikiančios ir kasdieną biržoje dalyvaujančios įmonės. Ir realiai toks kiekis, tikrai nebūtų iškreipęs kiekį. Tai prasme, kainos svertinis vidurkis, kiek kogeneracinė nusipirko traukiniais, niekaip neįtakojo. Minimaliai įtakoja, bet tikrai tai yra nereikšmingas dydis, nes aš, jeigu neklystu, ten yra mažiau negu keli procentai biokūro. Taip. Ir antras klausimas. Kokiame kainų lygyje biokūro įsigijimo sandoriai fiksuojami dabar? Kaip jie skiriasi nuo praėjusių metų ir kokias galima prognozuoti būsimo sezono tendencijas? Labai geras klausimas. Teks pabūti iki prezentacijos pabaigos. Teks pabūti iki prezentacijos pabaigos, mes apie tai šiek tiek kalbėsim. Iš tikrųjų, žinot, kaip, pakalbėsim vėliau. Iš tikrųjų, pabūkit iki prezentacijos pabaigos, atsakysim iš tą klausimą, kaip galėsim. Kalbant apie pardavėjus. Palauk, Vaidai, gal dar grįžt biškį vienu slaidu atgal. Tiesiog gal nežinantiems įvesti biškį konteksto estiško. Tai pas mus biržoje dominuoja vienas labai didelis Estijos pirkėjas, kuris yra elektros gamintojas. Tai čia ir yra priežastis, kodėl jie prekiauja vien tik tais trumpais kontraktais, kad elektros kaina labai keičiasi. Ir jie neprisijama rizikos ilgo kontrakto, turėdami, kaip pasakyti, kintančią elektros kainą. Tai čia toks tiesiog kontekstas pačios rinkos. Turint omeny, kad elektros kaina yra praktiškai tik spotinė. Ar ne? Tai tie, kurie dirba, reiškia, daug elektros rinkoje, iš tikrųjų, dabar kai pagalvoju, tai jiems prisirišti prie ilgalaikių sandorių irgi atsiranda toks papildoma rizika, kurią po to galimai teks, jeigu nepasiseks, padengti ir iš savo pelno.
teisingas niuansas. Taip, apie pardavėjus. Kalbant su pardavėjais, Estijoje dėl savų niuansų, kurie yra susiję, kaip dabar Tomas paaiškino, su elektros rinka, ilgalaikių sandorių tiekėjai nesiekia ir neturi galimybės to padaryti. Kaigi Latvija ir Lietuva, tai aiškiai tendencija formuojasi lygiai ta pati, kad vidutinės kainas turi tie, kurie turėjo vidutinę strategiją. Dabar iš tikrųjų, kaip vertinti tuos, kurie yra vienoje ar kitoje kreivės pusėje, grafiko pusėje. Aišku, šiais metais yra laimingesni tie, kurie yra kairėje ir 2 metus iš eilės susiformavusi yra ta pati tendencija. Klausimas iš tikrųjų istoriškai labai nepastovus yra šitas strategijos pasirinkimas. Manyčiau, kad nereikėtų prisirišti prie to, bet faktas yra toks, kad šiais metais, reiškia, ir yra vienokių įmonių, kurios visiškai dirbo spotiniu režimu, ir yra įmonių, kurios dirbo vien tik ilgalaikiais kontraktais. Ir tas kraštutinumas yra iš tikrųjų, čia toks gemblinimas kažkuria prasme, bet kai kartais jis pasiseka ir aišku, reikia labai teisingai vertinti, ar tai yra sėkmė, ar tai yra išmąstyta teisingai. Jo, tai šiaip, prasme, tiek finansų rinkose, tiek turbūt biokuro rinkose, aš manau, kad vidutinis rezultatas yra labai geras rezultatas. Ta prasme, aš nežinau, ar čia nauji trendai ar kažką, kad norim būti visi geriausi, visus, kaip pasakyti, padaryti, bet, pasižiūrėkim, kokią riziką prisėmam. Kad, ta prasme, vidutinis rezultatas yra labai, labai geras rezultatas. Tiek treidinant akcijas, tiek, sakykime, sudarant biokuro kontraktus. Tai nebijokit būti vidutiniokais, tai yra labai gerai. Jo, dabar aš išgirdau iš tikrųjų tavo tą frazę apie kad nebijokit būti vidutiniokais, nes tai yra labai gerai. Mano akim žiūrint, būtent, reiškia, tas rizikos prisijėmimas būti į vieną ar kitą pusę yra kartais neproporcingai didelis, apie tai nes šiek tiek pakalbėsim šiandien. Dabar apie dalyvių koncentraciją. Estijoje ir Latvijoje mes turime mažiau dalyvių, pardavėjų, todėl koncentracija dalyvių yra didesnė ir Estijoje 92% rinkos priklauso top 10 dalyviams, Latvijoje yra 88% rinkos priklauso top 10 dalyviams. Rodikliai yra palyginti, manyčiau, kad labai, labai neblogi, turint omeny, kad mes dar ir nelabai turime su ko palyginti, nes praėjęs šildymo sezonas yra aktyviausias mūsų istorijoje užsienio valstybėse, todėl daugiau informacijos galėsim pateikti, kai turėsim statistikos daugiau. Bet žinau, Vaidai, aš manau, kad mes visiškai reprezentuojam šitas rinkas, nes mūsų rinkos dalis tiek Estijoje, tiek Latvijoje svyruoja apie 30%. Tai aš sakyčiau, 30% prekyba, negali jos ignoruoti, ta prasme, jinai yra reprezentuojanti dalis. Tikiu, dėl šito tai aš turėjau omeny galbūt tą faktą, kurį dabar norėsiu papasakoti apie situaciją, kokia yra Lietuvoje. Lietuvoje, reiškia, paėmiau top 20 didžiausių tiekėjų. Yra tokia situacija, kad jie turi 73% visos rinkos, top 10 tiekėjų turi apie 55% visos rinkos. Praėjusiais metais tiekėjai yra, top 20 tiekėjų turėjo 71% rinkos, tai šiaip atrodo, kad koncentracija yra labai, labai panaši. Nustebino tai, kad ir rinkos dalis šiais metais yra ypatingai vienodos tarp tiekėjų, didžiųjų tiekėjų, ypač tarp top 10 dalyvių, kad ir praėjusiais, ir šiais metais jie yra beveik tie patys. 20-tuke pasikeitė tik tai 4 bendrovės. Įprastai būdavo daugiau,
ir rinkoje, reiškia, išeina kelios bendrovės, išėjo tiesiog tos, kurių dalis buvo apie 1%, rinkos jos išliko rinkoje, tiesiog rušiuojant juos pagal patiekto kuro kiekį, šiek tiek yra situacija pasikeitus. Bet savo esme, jeigu norėsite sužinoti, kurioje vietoje esat, skambinkit, aš pasakysiu, kurioje vietoje jūs esat šitame grafike, kad jums patiems būtų įdomu gal sužinoti, kokio dydžio yra jūsų verslas ir Lietuvos kontekste, ar ne, ir kad jeigu kartais reikia ir bankiniai sistemai pateikti kažkokius skaičius apie imant ar kreditą ar panašiai, tai kad šita statistika gali būti jums vertinga. Ir turime klausimą auditorijai. Ar dar apsimoka pirkti ir kaupti biokūrą vasarą ateinančiam šildymo sezonui, įvertinus šilumingumo praradimus? Teisingas ir geras klausimas ir apie tai iš tikrųjų kalbėsim. Nes būtent dalį, reiškia, prezentacijos nusprendėm skirti būtent šitai daliai apie biokūro kaupimo vasarą. Apie kas apsimoka ir neapsimoka. Ir kas apsimoka ir neapsimoka. Ir galbūt kokias rizikas prisijėmat. Jo, galbūt labiau apie tai, nes iš tikrųjų ar apsimoka ar neapsimoka, mes to nelabai ir žinom. Tai čia būtų... Čia nuo rinkos irgi priklauso. Taip. Tai va, tai būtinai pakalbėsim apie tai, nes žinau, kad bus šitas kampas. Taip, paskutinis slaidas susijęs su statistika yra RED-BP sistema, tai yra su RED 2 direktyva įgyvendinus RED 2 direktyvą atsirado poreikis kiekvienoje valstybėje tiekimo metu fiksuoti, iš kokio šaltinio buvo patiektas biokuras. Latvija ir Lietuva dalyvavo šioje sistemoje, kaip pasakyti, naudodamasi, reiškia, Baltpool RED-BP platformą. Yra skirtumų tarp dviejų valstybių. Nežinau iš tikrųjų, ar šitie kiekiai šiais įvadiniais metais yra labai reprezentatyvūs, nes Lietuvoje buvo galima padaryti inventorizacijas, kurioms nebuvo reikalaujama pateikti kilmės dokumentų. Tačiau realiai dabar situacija yra tokia, jog reiškia, dominuojanti žaliava Latvijoje yra ne miško žaliava, reiškia, kuri patenka ne iš miškų sistemos, kuri yra prižiūrima specialiais įstatymais. Antras pagal dydį yra pramonės liekanų perdirbimas ir kartu paėmus sudaro 75% visos rinkos. Lietuvoje situacija yra kitokia. Lietuvoje kirtimo liekanos yra dominuojančios 42%. Antroje vietoje yra mediena iš ne miško, kaip čia pavadinti, ne miško žemės, kurios neprižiūri, reiškia, specialiai miškų įstatymai. Na ir kartu paėmus, tai yra apie 65% rinkos. Gali būti, kad kitais metais situacija keisis, kaip ir minėjau, dėl to, kad tai nebus įvadiniai metai ir patiems bus įdomu iš tikrųjų pamatyti, ar jie pasikeis ir į kurią pusę. Bet faktas yra toks, kad RED-BP sistemos duomenų teikimas į platformą, bent jau šiuo metu atrodo, kad tas koncepcija, jinai pasiteisina, jinai yra kiek kitokia, negu kad pripažintų Europos Sąjungoje tvarios biomasės, reiškia, tų, kaip čia pavadinti, sekimo sistemų ar registravimo sistemų. Tai... Gal dar grįžk biškį, aš konteksto irgi įvesiu. Skirtumas tarp Lietuvos ir Latvijos, kalbant apie kirtimo liekanas. Tai jeigu Lietuvoje miškų urėdija parduoda kirtimo liekanas kaip kirtimo liekanas ir biokuro gamintojai gamina iš jų biokurą, tai Latvijoje valstybiniai miškai parduoda jau gatavą biokurą.
ir todėl per mūsų sistemą neprasisuka jų statistika. Tai gali atrodyti, kad tarkim Latvijoje yra dar labai didelis potencialas kirtimo liekanoms, bet taip, nežinau, negaliu teigti, kad taip yra ar nėra, tiesiog dėl dėl skirtingos valstybinių miškų strategijos susidaro šitie skirtumai. O Latvijos valstybiniai miškai parduoda jau biokurą per savo aukcionus, tai jie, kaip pasakyti, nedalyvauja mūsų aukcionas. Tai vėlgi toks biški konteksto supratimui. Okay, kaip visada yra, vietiniai žino geriau, yra tokia labai, labai auksinė frazė. Jo, tai kalbant, dabar pereisiu truputėlį apie teoriją. Šiemet kaip niekad pasimato, kad biokuras yra tiesiog eilinė žaliava, kurią galima būtų prilyginti, nežinau, naftai, kakavai, variui, trašoms. Visiškas komoditis. Visiška komodity prekė. Aš suprantu, kad yra niuansų susijusių su tuo, jog biokuro transportuoti dideliais atstumais nėra galimybių, tačiau bendra rinkos tendencija vis tiek yra veikiama išorinių rinkų ir bendra tendencija turi labai daug žaliavų bruožų. Čia dabar, ką kalbėsiu, yra truputėlį daugiau susiję su teorija. Tai yra kokie pagrindiniai trigeriai, kurie veikia, reiškia, žaliavų rinkas. Čia yra paimta tiesiog iš vadovėlio, kuriame aiškiai pasakyta, kad paklausos dinamika, reiškia, ekonominės sąlygos, technologinė pažanga, geopolitiniai įvykiai. Mano nuomonė, labai artima yra būtent kas yra susiję ir su biokuro rinka, gal kiek mažiau su technologinė pažanga, nes iš tikrųjų neatsirado kažkokio naujo ten ypatingai išgavimo būdo medienos iš miško, bet irgi galima būtų pasakyti, kad pavyzdžiui, praėjęs rinkos kainų didėjimas, bent jau Lietuvoje, tai tikrai turėjo įtakos žaliavų ruošimui, nes buvo tikrai masinis investavimas į giljotinas, kad tas darbas taptų kuo labiau našesnis, pas žaliavos ruošėjus atsirado pelno, kurį galėjo reinvestuoti į įrangą. O šiaip visi kiti yra iš esmės panašus. Ir transporto priemonių kiek prisipirko, kiek smulkintuvų prisipirko tiekėjai, tai irgi technologinė pažanga. Tarp kitko, apie tai bus šiek tiek šiandien, dar reiškia labai teisingai sakai, ir imkim irgi. Sekantis, reiškia, slaidas yra visiškai teorinis, tačiau noriu apie tai truputėlį pašnekėti, apie tiesiog, tai vadinasi, šitas grafikas pavadintas yra kaip žaliavų spastai, ar ne, ir reikėtų žiūrėti nuo skaičiuko 1 labiau į kairę pusę. Tenai rodo, kad, aš pažiūrėsiu, gal matosi mano pelė, reiškia, rodo, kad sutriko, ar ne, žaliavos pristatymas rinkoje. Tai yra, pavyzdžiui, kas labiausiai buvo susijęs su Baltarusijos rinkos uždarimu. Ir ką, rinka iš karto pradeda judėti nuo pirmo taško iki antro taško, kainos kyla, produkcijos gamyba vietoje pradeda didėti, investicijos į produkcijos gamybą auga, rinkoje pasiūla pasiekia adekvatų lygį, reiškia, rinkos kaina pasiekia piką ir tada, kai, reiškia, pasidaro rinkoje, pradeda formuotis, reiškia, ties trečiu numeriuku, reiškia, pasiūlos perteklius, kainos pradeda kristi ir tas judėjimas į pasiūlos perteklių, jisai automatiškai daro tokį veiksmą, kad kainos krenta, produkcijos gavyba yra perteklinė ir pabaiga yra ties 4, ar ne, tai tiekimas yra jau pasidaro suadekvatėja, jis mažėja, kainos pradeda stabilizuotis ir taip vadinamas yra produkcijos gavybos burbulas, reiškia, jis sprogsta. Atrodo, apsukau tokį ratą ir šitas grafikas labai panašiai nuskambėjo tai, kas įvyko per praėjusius 2 metus biokuro rinkoje.
Dabar reikėtų įvardinti, kur mes esame. Jo, geras klausimas. Iš tikrųjų, tarp 3 ir 4 aš spėčiau, gal net ir ties 4 tašku galimai. Bet įdomu yra tai, kad šitas grafikas yra paimtas iš vaikino blogerio puslapio, kuris rašo apie naftos rinką. Tai yra naftos rinka yra identiška, kaip pasirodo biokuro rinkai, ar ne? Ir pacituosiu dabar, kas yra šone parašyta. Tai žaliavų ciklas yra viena iš priežasčių, kodėl šios pramonės šakos yra vadinamos ciklinėmis, kodėl įmonės dalyvaujančius šioje šakoje yra vadinamos ciklinėmis įmonėmis. Ir kažkodėl daug žmonių, dirbančių šioje pramonės šakoje, pamiršta apie šitą ciklą, arba jį sąmoningai ignoruoja, arba bando jo pasinaudoti. Galiausiai tas verslas, kuris dalyvauja tame cikle, arba tampa labai pelningas, arba įspūdingai bankrutuoja. Tai vat įdomi frazė, iš tikrųjų, kuri yra labai labai artima tai, kas vyko per paskutinius 2 metus biokuro rinkoje. Noriu dar kartą pabrėžti, kad čia yra žmogaus prieš 10 metų parašyta apie naftos rinką ir tai yra labai panašu. Tai visgi einant ciklais vidutiniokų būti yra labai geras rezultatas. Sutinku su tavim. Šitas tavo frazė apie būti vidutinioku jau tampa šios dienos kertinė fraze. Ir aš visiškai sutinku su tuo. Reiškia, sekantį slaidą noriu parodyti apie tai, kas yra, dėl ko, reiškia, ta biokuro rinka tampa tokia pavojinga. O pavojingumas ateina, ir manau, kad jūs visi pripažinsite, iš taip vadinamos sandėlių formavimo, arba kaip žaliavų rinkoje tai vadinama yra atvira spekuliacinė pozicija. Tai yra, kai tiekėjas investuoja į sandėlio formavimą, neturėdamas užfiksuoto kontrakto, kurį galėtų parduoti ateityje. Na ir jam dėl šitos priežasties kyla irgi teorijoje aprašyta, tokios pagrindinės rizikos. Kad pirmas dalykas tai yra kainos rizika. Kainai mažėjant, atsiranda nuostoliai, į tuos nuostolius dar didina ir skolintas kapitalas, įsiūtas, vadinkim taip, į šitą sandėlio suformavimą. Taip, turint didelį skolintą kapitalą, bet koks nedidelis kainos pokytis žemyn didina, nuostolį dar ta prasme, kad nuo nuosavo, tai yra įdėto savo pinigų, praradimai multiplikuojasi. Na, kitas dalykas yra likvidumo rizika. Rinka galimai kartais nėra tokia gili, kad galima būtų parduoti be nuolaidos. Ir šiais metais tai labai labai aiškiai pasirodė, kai metų šildymo sezono pabaigoje rinkos likvidumas pradėjo jo trūkti ir visiems, kainos pradėjo stipriai kristi vien dėl to, kad negalėjo visi įsitekti. Tada trečias dalykas, taip vadinama margin call risk, arba kaip čia pavadinti, maržos rizika yra tame, kad skolinti pinigai, kurie galimai dalyvauja formuojant sandėlius, tai tas, kuris skolina pinigų, jisai gali pradėti prašyti užstatų papildomų ar ne, kurių nėra, gali būti, kad gauna papildomą spaudimą likviduoti poziciją. Nežinau, iš tikrųjų, kiek biokuro rinkoje tai jaučiasi kasdieniniam gyvenime, bet su tokiu dalyku susiduria tie, kurie prekiauja naftą, pavyzdžiui. Na, tada netikėti ekonominiai duomenys, stichinės nelaimės, iššauna tokius dalykus, kad gali kartais labai stipriai kainos vėl pradėti svyruoti dėl tokių dalykų. Be abejo, praeitą kartą geopolitinis įvykis, karas Ukrainoje, labai stipriai paveikė teigiamą prasme, tai atviros spekuliacinius pozicijos turėjimas buvo be proto, arba, kaip čia gal per daug išreiškiau, labai sėkmingas. Na ir paskutinis niuansas yra susijęs su psichologinė rizika. Čia jau yra grinai žmogiškas dalykas, kad tuo metu, kai kainos pradeda kristi, tai psichologiškai tiesiog papildomas spaudimas atsiranda staigiai priiminėti sprendimus, galimai jie nėra visiškai teisingai pasverti,
Lygiai taip pat ir į priešingą pusę, kai kainos pradeda labai stipriai kilti ir turi atvirą poziciją, pradedi uždirbti labai daug ir tada atsiranda labai didelis pasitikėjimas savim, tada pradedi bijoti prarasti dar vieną galimybę gyvenime, uždirbti dar daugiau ir tai veda link neracionalumo. Jūs patikėkite, aš kalbu ne apie kažkokį konkretų atvejį, o tiesiog į ChatGPT įvedžiau klausimą ir man išmetė šitokius reiškiasi niuansus ir tai yra susiję absoliučiai su visu turtu, kuris yra likvidus, toks kaip, nežinau, nafta, grūdai. Su visų komodičių. Su visom žaliavom. Tai čia yra grinai teorija. Na ir dabar... Bet palauk, Vaidai, aš manau, kad atvira pozicija, kaip pasakyti, nepalikim kitos atviros pozicijos, nepalikim tuščių sandėlių. Ta prasme, jeigu tu prisėmi daug ilgalaikių kontraktų, neturėdamas sandėlių, tai irgi gaunasi atvira pozicija. Irgi visiškai. Tai tiesiog, nesakykim, kad tai buvo kraštutinumas, o tai yra išsigelbėjimas. Iš tikrųjų, vidutiniokų būti yra labai gerai. Ta prasme, laikytis per vidurį yra labai gerai, o nebūti kraštuose. Irgi labai teisinga pastaba, nes turėti sandėlį ir neturėti... Turėti kontraktų ir neturėti žaliavos kontraktų, tai irgi yra atvira pozicija. Taip, ir dabar, jeigu pažiūrėtumėm į sekantį slaidą, čia yra tiesiog iš viešųjų šaltinių paimta informacija apie tai, kaip Lietuvoje buvo priiminėjami verslo sprendimai pas tiekėjus. Ir tiesiog eilinė statistika susijusi su žmonių samdymu ir su transporto įsigijimu, ar ne? Transportas tai yra suprantamas, ar ne, kaip papildomų pajėgumų įsigijimas, tiek smulkintuvai, tiek pervežimo skiedrovežiai. Matome akivaizdžią tendenciją. Nuo 21 iki 23 metų darbuotojų skaičius pas top 20 didžiausius tiekėjus padidėjo 23%, autotransporto skaičius padidėjo 45%. Pakankamai įspūdingi skaičiai, turint omeny tą faktą, jog įjungiu sekantį slaidą. Rezultatai 23 metais jau yra visiškai kitokie. Jūs pastebėjote tą inerciją, kuri buvo tęsiasi 23 metais su pajėgumų įsisavinimu, tačiau finansiniai rezultatai rodo ką kitką. Aišku, mes dar neturime visų rezultatų už 23 metus, nors įmonės kaip ir jau turėjo paskelbti, tačiau dar visų rezultatų nėra. Ir mes darom šitas išvadas tik iš 4 įmonių, kurios yra paviešinusios savo rezultatus šiai dienai. Ir tos 4 įmonės rodo tai, reiškia, kad 22 metais, reiškia, lyginant su 21, apyvarta įmonių auga daugiau negu 2. Pelnas, va šitame grafike, reiškia, į dešinę, auga 3 kartus. Taip, sekantis metai yra gerokai prastesni, ar ne, apyvartos bent jau preliminariai mažėja, pelningumas mažėja gerokai labiau ir kai suvesim tikrus rezultatus, galėsim rudenį parodyti, kiek yra iš viešų šaltinių prieinamas šitos informacijos, tačiau apatiniai grafikai rodo kitką. Tai yra, kad įsipareigojimai įmonės balansuose toliau auga, nežiūrint to, jog verslas atrodo, jog turėtų trauktis, bet toliau auga ir trumpalaikis turtas įmonės balansuose, kas dažniausiai yra susijęs su sandėliais, reiškia, suformuotais sandėliai, taip pat auga. Tai yra, reiškia, nuo 21 metų ar ne, iki 23 metų yra fiksuojami ir įsipareigojimų, ir trumpalaikio turto augimai. Manau, kad šitas dalykas ir yra būtent apie tas atviros pozicijos turėjimą, kad šiais metais, praeitus kalendorinius metus dalyviai užbaigė turėdami tikrai didelės investicijas į sandėlius ir pasižiūrėjusi tai paaiškina, kodėl būtent ir įvyko toks reikšmingas kainų kritimas nuo gruodžio pabaigos iki šildymo sezono pabaigos. Tai čia gal kazino terminais ar ruletės terminais šnekant, kai gerai paėjo, pradėjo ant skaičiaus statyti.
Prasme, Gal aš- patikėjo savimi. Jo, bet iš tikrųjų aš manau, kad tai yra velniškai žmogiška, kas yra įvykę, nes kaip matom iš teorijos, bet kuri žaliavų rinka susiduria su lygiai tokiais pačiais sprendimais, netgi, sakykime taip, pradinius komentarus teikiant pradiniams investuotojams į žaliavas, būtent yra duodami tokie patarimai, kad, reiškia, kai yra itin sėkmingi metai, sprendimus priimti reikia lygiai taip pat atsakingai. Nu, bet, aišku, ne mums polemizuoti, tai dabar pakalbėkim truputėlį apie ateitį, ar ne? Specialiai ateičiai paėmiau apibūdinti yra toksai danų kvantinės mechanikos, reiškia, genijus, jo pavardė yra Niels Bohr. Ir jisai pasakęs tokią frazę, kad sudėtinga yra daryti spėjimus ir ypač juos yra sudėtinga daryti apie ateitį. Bet čia gal seniau tai buvo. Tai kokie metai. Dabar jo, iki GPT atsiradimo, taip. Tai jūs esat nekartą jau matę mūsų reiškia, slaidą, kuris yra susijęs su malkinės medienos kainomis ir su malkinės medienos kainom ir su ateinančio sezono ilgalaikių sandorių kainom. Dažniausiai kyla klausimas, nuo kurios dienos, nuo kurio kainos lygio turėtų prasidėti kontraktavimas ateinančiam šildymo sezonui. Šiai dienai biokuro biržoje turime tik vieną ilgalaikį sandorį. Jis yra maždaug apie 22 eurus, turime šiek tiek rezervo sandorių, tačiau kažkokio labai aiškaus kainų lygio, kad jis jau formuojasi, dar neturim. Matomai visi rinkos dalyviai laukia, kur yra tas kainos lygmuo, kažkokio tai orientyro. Tai va, orientyras pirmas yra šitas grafikas, ar ne? Jis labai dažnai pasiteisindavo. Pasižiūrėjus ilgalaikės tendencijas, šitą grafiką turiu jau jį kokius, nežinau, čia beveik 9 metai. Ir pagal tai, kokia formuojasi malkinės medienos kaina, o jinai yra apie 38 eurus už kietmetrį, šių metų startas ilgalaikiams sandoriams iš tikrųjų ir galėtų būti kažkur apie 22-24 eurus už megavatvalandę. Tai būtų, mano akim žiūrint, teisinga kaina, žiūrint į šitą grafiką. Sutinku, kad tai yra 30% pigiau negu praėjusiais metais, nes praėjusiais metais ilgalaikiai sandoriai buvo sudarinėjami ties 32 eurais už megavatvalandę. Tačiau bet kuriuo atveju tai yra maždaug 25% brangiau negu yra šiandien dienos spotinė rinka. Ir aš įsivaizduoju, kad šiandien yra ir tokia vyksta, kaip čia nebyli kova tarp pirkėjų ir pardavėjų. Vieni tikisi, kad bus maždaug praėjusių kainų lygmuo, kiti mano, kad spotinė rinka yra pakankamas orientyras pradėti ilgalaikius sandorius. Tai mano akim žiūrint, reikėtų orientuotis į šitą kainų lygį, nes įprastai šitą tendenciją pasiteisindavo. Taip, Justina, turi klausimų gal? Taip, turime klausimų auditoriją, taigi pirmas klausimas. O kokiam tikslui Baltpool renka analizuoja finansinius rinkos dalyvių duomenis? Tai tas analizavimas buvo iš tikrųjų po to, kai aš pradėjau skaityti tą su žaliavų prekyba susijusią teoriją ir norėjau pabandyti įsitikinti, ar jinai suveikia Lietuvoje ir iš tikrųjų man atrodo, kad man pavyko įrodyti būtent šitą tendenciją remiantis grinai viešaisiais duomenim. Tai tik dėl šitos priežasties. Mes realiai šitos informacijos anksčiau nerinkom, aš tiesiog paprašiau, kad man tos tarnybos, ne tarnybos, kaip čia padėti, tos kompanijos, kurios užsiima būtent viešų duomenų analitiką, atsiųstų šitą informaciją ir jie tą padarė. Tai. Galų galia tai yra rinkos įvertinimas, ta prasme, kiek sveika yra rinka į ateinantį sezoną, kaip ateina. Ir dar vienas klausimas. Ar galima susijęti rinkos dalyvių pasiruošimą, infrastruktūros augimą ir panašiai 23-24 metų sezonui su lūkesčiu, kad VKJ startuos pilna apimtimi? Manyčiau, kad visiškai teisingas klausimas ir aš atsakyčiau į jį taip, nes mes ir patys, ir visi kiti aplinkui tikėjosi VKJ starto
Jis startavo, tačiau tas niuansas toks, kad visi įrenginiai, ar ne, kurie pasileidžia pirmi metai, jie tokie būna plius minus testiniai ir tas šokinėjimas buvo iš tikrųjų įspūdingas. Tai yra, kartais dirbdavo, kartais iš vis išsijungdavo, būdavo 100 ten gal 30 skidrovežių per dieną, sekančią dieną galimai krenta iki nulio. Jo, tai tas netolygumas, manyčiau, kitais metais išnyks ir VKJ įsijungimas į rinką bus žymiai reikšmingesnis. Bet manau, mes jau prie to pripratom. Dar turime prašymą patikslinti pagal dabartinės tendencijas, ko galima tikėtis kitą sezoną. Jo, kad kalbant apie sezoną, tai manyčiau, kad, nežinau, Tomai, gal tu turi pakeisk, sakykime, taip mano nuomonė, dabar aš pasakysiu savo, tu turbūt turėsi savo. Tai mintis yra tokia, kad aš galvoju, kad ilgalaikiai sandoriai turėtų formuotis tame lygyje, apie kurį kalbėjau, apie 22 iki 25 eurus, reiškia priklausomai nuo produkto kokybės. O spotinė rinka prognozuoti, tai čia jau yra, manyčiau, jeigu kažkas nori pasivažinėti ant tų kalnelių, kurie yra susijęs su spotinė rinka, tai prieš tai rodžiau, reiškia, slaidus, kaip tai yra rizikinga. Aš galvoju, kad kalbant apie trumpalaikius sandorius, kokie formuosis, manau, kad jeigu rinkos dalyviai, pirkėjai, susiformuos teisingus ilgalaikių sandorių portfelius iki šildymo sezono pradžios, tai spotinė rinka jinai bus nuosaikesnė ir ramesnė ir galėtų formuotis kažkur apie panašų kainos lygį, nes aš esu tos nuomonės, kad biokuro kaina yra labiau prie dugno, nei kad kažkokia neadekvati jos kaina. Tai mano toks atsakymas, nežinau, Tomai. Vėlgi, ta prasme, į ką nukreiptas tas atsakymas, jeigu kažkas nori laimėti prieš rinką, ir visi elgsis taip pat, laimėtojas būna 1-2, ta prasme, apdovanojami būna 3 prizinės vietos. Tai skaičiuokit, kiek yra bėgikų. Ta prasme, visi jos nelaimės. Tai aš grįžtu prie to paties, vidutinė pozicija yra labai gera, kodėl? Todėl, kad prisėmi mažiau rizikos. Ir kai klausia, kada reikia sudarinėti ilgalaikius sandorius, aš sakyčiau šiandien. Kiekvieną dieną reikia sudarinėti ilgus sandorius, nes tada gali tą vidurį pagauti. Vaidai, jūsų įvardintas 22-25 eurų už megavatvalandę ilgalaikė kaina grįsta yra žaliavinės medienos pagrindu. Ar kokie dar aspektai yra įvertinti? Ne, iš tikrųjų, tai mano ta kaina yra, žiūrint tiesiog į šitą grafiką, kurį renkam duomenis jau arti 10 metų. Tas grafikas gana pasiteisina. Turiu omeny, kad mano šitas spėjimas yra iš būtent šito grafiko. Jis pasiteisino prieš kelis metus, jis tikiuosi pasiteisins ir šiemet. Tai tik tiek. Aš ten kažkokių ypatingų spėjimų iš tos tokios statistikos, kuri šiai dienai prieinama, ten padaryti negaliu. Ko labiausiai bijau, tai yra, kad kainoms nukritus iki tikrai žemų lygio gali sumažėti žaliavos ruošimas. O sumažėjęs žaliavos ruošimas turi labai rimtą inertiškumą. Tai yra pasileisti vėl žaliavos gamybai reikia bent pusės metų. Tai tuos pusę metų po to visi labai kenčia. Tai mano akim žiūrint, tikėtis kainos žemesnės kaip šitas lygmuo gal ir galima, bet aš manau, kad jis jau pradėtų kenkti pasiūlos pusiai. Tai yra pasiūla pradėtų mažėti. Dar vienas klausimas apie Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Ar VKJ turės galimybę vėl pirkti kurą Latvijoje kitam šildymo sezonui? Jo, jeigu taip principė taip, kaip yra šiandien, atrodo, kad pasikeitimų nėra jokių. Bet aš sutinku su tuo, kad pokalbiai vyksta pas reguliatorius, tiek energetikos ministerija, tiek Vertas. Jie gauna rinkos signalus, kad galimai kažkokių pakeitimų reikia. Tai gali būti, kad pasikeitimų bus. Bet tie pasikeitimai
jų dizainas šiandien net nėra svarstomas, tai aš sakyčiau, kad jeigu gali įvykti tai, ko tiesiog šiandien aš net nežinau. Aš tai sakyčiau, reikia pas VKJ klausti. Irgi teisingai. Tai yra pirminis informacijos šaltinis. Ir manau, jie teisingai atsakys, nes jie nieko neslėpia. Taip, galim toliau. Na ir paskutinis slaidas susijęs su tokiais filosofiniais pamastymais. Tai yra, žiūrint grinai apie biokuro kainos prognozes, aš aplamai, kalbant apie prognozes, esu tos nuomonės, kad žmonių mąstymas yra, pagrindė žmonių mąstymą lemia tokie dalykai kaip euristika ir šališkumas. Bias, angliškai gal geresnis žodis. Tai euristika tai yra tokie mąstymo sutrumpinimai, tokie trafaretai, kuriuos žmonės naudoja savo sprendimų priėmimui. Ar ne? Ir įprastai analizės didelės nėra daromos. Na, o šališkumas tai yra klaidos. Klaidos reiškiasi, kad mes nueiname nuo racionalaus mąstymo, tiesiog surandame kažkokius tai patvirtinimus savo praeityje ir iš to padarome išvadas, nors gal jos ir nėra teisingos. Na ir mintis yra kokia. Dabar apie tą tokį trumpą įvadą padariau apie teoriją. Ar ne? Mūsų nuomonė, mes su Tomu abu sėdėjom kažkada ir 4 eilutės užsirašėm. Tai yra kokios yra neteisingos išvados mūsų nuomonė susijusios su praėjusiu sezonu. Tai pirmas yra tai, kad spotas yra visada pigesnis. Reiškia, spotinė kaina yra visada mažesnė už ilgalaikių sandorių. Nu, iš tikrųjų, paskutiniai 2 sezonai yra tokie ir tokia išvada gali būti. Tada kitas yra tai, kad žaliavų yra perteklius rinkoje. Ar ne? Šiai dienai ypač, sakykime, tai labai pasikeitė šitas naratyvas tarp sezono prieš ir dabar. Na, visi yra įstikinę, kad žaliavos tiesiog yra perteklius. Kad pirkėjas yra esminis parametras, ne, šiandien, o ne žaliavos turėjimas. Na ir kad, reiškiasi, biokuro kaina formuoja žaliavos kainą. Ar ne? Tai elgesys, kurio mes taip prisibijom ateinančią sezoną, yra tai, kad pirkėjai gali nuspręsti mažinti ilgalaikių sandorių kiekį. Nes jau 2 metus iš eilės šita strategija nepasiteisina. Taip, toliau reiškia kad atidėti reiškiasi pirkimus, kaip minėjau, reiškia trumpalaikiais sandoriais ir tai, atidėti pirkimus, dalyvauti trumpalaikių sandorių rinkoje, ar ne? Ir tai kelia ir šiaip sisteminė rizika rinkoje didelė ir panašiai. Gali padidėti eksportas šiais metais ir tai labai realu yra, nes mūsų rinka tiesiog pasidarė pigesnė ir daug daugiau išorinių dalyvių gali pasirodyti rinkoje. Taip, tada pardavėjai, ar ne, nenorės formuoti sandėlių arba tie sandėliai bus labai maži. Gamybos pajėgumų biokuro rinkoje trūksta ir biokuro pagaminti visam sezonui spotinėje rinkoje turbūt yra neįmanoma. Todėl dalį kuro reikia paruošti, jeigu norime turėti ramesnius metus. Taip, gali dalis dalyvių nueiti surizikavę į tai, kad ilgalaikius sandorius sudarinėti, nesudarinėjant sandėlių, neformuojant sandėlių. Irgi yra rizikinga strategija, reiškia, nes jokios tikrai garantijos nėra, kad spotinė rinka kitais metais bus dar pigesnė ir tendencijos bus tokios pačios. Na ir kokia mūsų, taip sakykim, grubiai išvada yra tokia, kad rinkoje dėl šitų, reiškia, neteisingų išmoktų pamokų gali atsirasti sisteminė rinkos rizika tokia, kad bus maži sandėliai ir priklausimas nuo likvidaus spoto. Spotas yra gerai tol, kol jo yra, sakykime taip, kontroliuojamas lygis. Kai jisai pradeda dominuoti rinkoje,
gali atsirasti tokios situacijos, jog spotas apskritai negali patenkinti rinkos poreikio arba jo kaina yra tiesiog nesuprantama. Tomai, kadangi tu labai prisidėjai prie šito slaido, aš įsivaizduoju. Aš nežinau, dabar tau kalbant, man tokia, žinai, alegorija atėjo į skiepus, kad realiai, gali nesiskiepyti, kai visi yra pasiskiepiję. Irgi. Tai čia... Nesena alegorija. Tai va. Tai ir dabar trumpai, nes matau laikas eina, noriu dar truputėlį pasakyti apie RED 3 direktyvą, kuri ateina į Lietuvą, reiškia, ir į Latviją, Estiją taip pat. Visas šalis turės pasiruošti RED 3 direktyvai. Visų pirma, tai, kad atsiranda kaskadavimas. Tai yra valstybės narės turės parengti paramos schemas, reiškia, kurios užtikrintų, kad biomasės naudojimas turi eiti, sakykime, iš didžiausios ekonominės vertės ir didžiausios aplinkosauginės vertės žemyn. Tai pirma, visa mediena turės būti, kuri tinkama produktų gamybai, turės būti skirta produktų gamybai. Tai čia galite įliesti malkinę medieną, dabar sunku pasakyti iš tikrųjų, kokiu keliu Lietuva nueis. Toliau yra jau, reiškia, mums mažiau žinom susiję dalykai. Tai yra, reiškia, tų produktų pratesimas, antrinis jų panaudojimas, reiškia, perdirbimas. Ir biokūras, reiškia, biokūro rinkoje, suprask, tas produktas gali atsirasti tik taip netikęs prieš tai būsiams kategorijoms. Tai va, tai čia šitas dalykas neaišku, kaip Lietuvoje bus įgyvendintas, bet kad jį įgyvendins, tai faktas, nes čia yra direktyvinė nuostata. Kitas svarbus niuansas yra tai, kad nustatoma yra nauja tvarios biomasės įrenginių galios riba, yra 7,5 MW, šiai dienai yra 20 MW. Didelės įtakos tai gali rinkai neturėti, nes didžioji dalis jau vis tiek laikosi šitų standartų, bet kažkiek mažesnių jėgainių, boilerių atsiras šitoje rinkoje. Bet biokūro kiekiui tai neturės didelės įtakos. Nes jeigu paimti biokūro kiekį iš vis rinkoje, tai viskas, kas virš 20 MW, ten susidaro turbūt 80% biokūro kiekį. Taip, turbūt, kad taip. Ir gal, sakykime, kažkiek niuansų yra susijęs su Latvija, kurioje yra mažesnio galingumo įrenginių didesnis kiekis. Ir iš tikrųjų pamatysim realybę, kokia bus. Bet aš nemanyčiau, kad tai kažkaip labai susiję. Ir paskutinis slaidas, kokį aš noriu pasakyti, yra tai, kad bus draudžiama kai ką remti, ar ne, tai yra valstybės narės nebegalės teikti tiesioginės paramos, reiškia, už elektros energiją pagamintą iš biomasės elektrinės. Ir vėl, kaip ir minėjau, tiesioginė finansinė parama bus draudžiama energijai, kuri bus gaminama iš pjautinųjų rąstų, pramoninės apvaliosios medienos, to industrial roundwood, ir kelmųjų šaknų. Bet aš manau, kad čia didelės įtakos neturės, nes mūsų rinkos yra kažkuria prasme perteklinės žaliavos prasme. Manyčiau, kad kažkokie pasistumdymai deklaracijose gal ir įvyks, bet manau, kad ypatingai kažkokio sukrėtimo rinkai nesiekim. Juo labiau, kad tai įsigalios tik tai nuo 25 metų. Tai geriausiu atveju už metų, bet tai yra sekantį sezoną išgyvensim be šitų įsigyvenimų. Taip, klausau. Turime porą klausimų. Taigi pirmas. Ar tikrai manote, jog VKJ pirkimai Latvijai yra būtini? Ar Lietuvos tiekėjai po tokių investicijų į veiklą yra nepajėgus aprūpinti pilnų pajėgumų? Aš manyčiau, jeigu paklausėt asmeninės nuomonės, tai aš manau, kad pirkimai Latvijoje yra nesusijęs su tuo, kad tiekėjai yra pakankamai investavę į žaliavą ar į įrengimus. Mes, kai dalyvaujam tarptautinėse konferencijose, labai dažnai girdime iš didžiausių, reiškia, biokūro vartotojų, pavyzdžiui, tenai Švedijos, reiškia, ir Danijos, yra būtent strategija ir jos diversifikavimas tarp tiekėjų skirtingose valstybėse. Danija perka Baltijos valstybėse ne tik dėl to, kad taip yra pigiau, bet dėl to, kad sulūžus vienai rinkai dėl kažkokių priežasčių
galėtų iš karto permesti dalį pirkimo, nes tokiai jėgainiai pasisukinėti rinkoje yra tas pats, kas ant stalo vaikščioti drambliui. Tai aš manyčiau, kad jie teisingai žiūri į šitą situaciją, kad dalį perka užsienyje, tik tai manau, kad galbūt reikėtų keisti konkuravimo principus. Tai yra, kad Lietuvos tiekėjai su autotransportu galėtų konkuruoti tame pačiame aukcione, kaip ir konkuruoja Latvijos tiekėjai su geležinkelio stotise. Tai bet čia, manyčiau, yra ateities klausimas ir manau, kad nesureikšminkite biokuro tiekiamo iš Latvijos, nes tikrai yra labai nedidelė dalis tiekiama šiai dienai. Aš tai gal kitaip pakomentuočiau, tai nėra tiekėjų diversifikacija, tai nėra nukreipta prieš tiekėjų, tai yra žaliavų rinkų diversifikacija. Taip. Tai mano manimu, kaip pasakyti, jeigu nori stabiliai dirbti tokio dydžio būdamas, tai būtina daryti. Mums tiesiog kartais yra sunku suvokti, kokio dydžio yra Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Tai jinai yra didžiausia instaliacija Baltijos valstybėse ir beveik didžiausia Baltijos regione. Tai šitai įmoniai bet koks rinkos trūkis pasiūlos pusėje yra visiškas galimai įmonės stabdymas ir panašiai. Čia yra daug rimčiau negu mažos miestelių katlynas. Ir antras klausimas slaido pateiktas. Ar jūsų biokuro kainos prognozavimas ilgalaikiams sutartims yra tikrai pagristas, jeigu ateinančio pusmečio medienos aukcionas dar nėra įvykęs? Labai teisinga pastaba. Jo, medienos aukcioną kaip tik šiandien publikavom ir šitas grafikas, kurį aš rodau, jis gali pasikeisti. Tas taškas 38, kuris yra punktyrų nuvestas į 38, gali pasikeisti ir aš iš tikrųjų tada paimsiu liniuotę ir tiesiog nubrauksiu į tą tašką, kurioje vietoje ilgalaikiai sandoriai. Aš visiškai sutinku su šitą pastabą. Gali būti, kad jeigu formuosis kaina ir 45, tai jeigu taip atsitiktų, tai tada 25 atrodytų jau maža kaina, jau galėtų būti ir daugiau. Visiškai sutinku su šitą. SM3 kuro kaina nešildymo sezonų galvojate, kad bus apie 15-16 eurų už megavatvalandę, ar dar gali kristi? Aš manau, kad tas kritimas, kuris yra susijęs dabar su SM3, yra susijęs grinai su tų sandėlių realizavimu. Manau, kad visi, kas pardavinėja už 15, pardavinėja nuostolingai. Bet toks jau yra gyvenimas ir jeigu biokūrą būtų galima saugoti kaip kokią naftą ar kokias trąšas, sakyčiau, kad nepardavinėkit, bet tiesiog čia jau kito varianto galimai kai kuriais atvejais nėra. Tai manyčiau, kad taip, biokūras už 15 yra žemiau savikainos, bet kokios įmanoma. Daugiau klausimų slaido neturim, taigi galim tęsti. Taip. Tai jau viskas, ne? Taip, aš viskas baigiau. Tai ačiū labai Vaidai, ačiū labai Tomai, bet dar tikrai nepabėkite iš studijos, nes neužilgo turėsime savo svečią. Ir leiskit man dabar persijungti į anglų kalbą. So let me switch to English language because Vaidotas has just finished his presentation and we are moving forward. So today with us is Erisa Senderman, who is editor of Biomass Markets at Argus Media, and she has prepared for us a very interesting presentation about Europe's wood chips market. So, Erisa, welcome. Hi, and floor is yours. Thank you very much, Justina, for the kind presentation. Thank you for the excellent, very interesting analysis, in-depth analysis on the markets and the discussion. It's a pleasure to be here with you presenting on European wood chip market developments. Can I just confirm with you, Justina, if you can see my slides in presentation mode? Yes, we can see and Perfect. We can proceed. Yes.
Perfect. Thanks very much. So I hope that I will be able to give a very brief update on the most recent developments in European wood chip markets, industrial wood chip markets, with a particular focus in Northwest Europe, and how the trade dynamic has shifted there in the region after the 2022 energy crisis. This is the agenda. So a brief discussion about how prices have developed, how this has translated into changes in trade dynamics, the challenges ahead of us, and some concluding thoughts. Before that, just a few seconds about us. I am the editor of the Argus Biomass Markets Report. It's a weekly publication, and we have price assessments for industrial and residential wood pellets, wood chips, palm kernel shell as well for Asian markets. And we assess both spot and forward markets. We look also at freight and other in-depth analysis for the wider generation complex. And this is the specification table for the industrial wood chips that we assess, and we focus on the wood chips that are primarily delivered to the energy sector rather than the other competing sectors, such as cardboard, pulp, paper, etc. So yeah, just a brief note there so that we know what we are addressing to when we discuss prices. Now let's have a quick look at what has happened to the spot markets. The spot price for industrial wood chips for delivery to Northwest Europe has experienced great volatility in the past 2 years. Inevitably, this has been so not only for chips, but for any other biomass or non-biomass commodity in the energy complex. We see here prices reached record highs during the energy crisis in 2022, and then that was followed by some downside in prices. That trend started in 2023 and has sort of continued. So we see prices maintaining within a certain plus minus level, and we see a slight downside as well so far this year. Now, very briefly, the drivers for this downside after the crisis are unusually warmer winter. So for the second winter in a row, Europe has experienced very mild winters, with the exception of certain cold snaps at certain periods in the Nordics when this also bolstered consumption of biomass, but overall the demand not only for biomass and wood chips, but also the wider generation fuels has been relatively slow. This has also affected stocks. So companies for the second year in a row have entered summer with very high stocks, and unusually so for this year, because we see stocks being near capacity throughout the supply chain. So both suppliers and end users are having a very high amount of inventories through the complex. On the other side, so far this year in particular, but also for most parts of last year, one other challenge that particularly suppliers have faced was but also utilities have faced is weakening power prices. So from the very, very high extreme highs in 2022, prices dropped sharply, and this meant that there needs to be an adjustment period in the market, during which period the margins have been squeezed for utilities and producers alike. There have also been outages, so all of these drivers have affected on the downside. However, on the supply side, we see other different type of situation. Suppliers, producers have been facing with the raw material availability supply shock, particularly following sanctions against Russia and also Belarus. From Belarus, which had been there even before the Ukraine war started. And this has, the tightness in raw materials has affected the whole complex, as I'll discuss in a bit with regards to the trade flows as well. But what it also meant is that there is quite a
bit of upside in raw material costs, and the previous presentation showed that excellently, how the costs have gone up since 2022 and how the markets are trying to adopt. There has been inflationary pressures on the other production costs such as maintenance, labor, etc. as well. So overall, higher production costs faced by producers, and hence this has made them less able to accommodate lower buying interest from the buy side. There have also been harvesting restrictions, particularly in the Nordics, but Baltic Sea basin region overall, and there are of course limitations to storage and phytosanitary requirements for overseas, especially US deliveries, etc. So quite a few constraints there that bring me to the other point that yes, the prices have gone have seen quite some downside in the past since let's say late 2022, beginning of 2023, but the reality is that prices remain significantly above long-term averages that used to range around 5 in the 5 to 7, let's say, or 6.5 euro per gigajoule, and now the price so far this year has been 9.5 euro per gigajoule, which is off from the record highs in 22, but still significantly higher for the reasons that we mentioned. Another phenomenon that we see related to what I just summed up for the supply resistance is that we have seen at extended periods last year that wood chips switched to a premium over pellets, and then this position was changing in the second half of last year, but we see now that these commodities have started to interact again and switch with each other again. This is quite interesting because typically if you look at historic trends, wood chip, because it's a less processed material, is typically priced lower compared with pellets. So that's an interesting trend as well there. These are the reasons that have made wood chip prices resilient, which most of which I explained already. On the other hand, for pellets, we have seen extreme downside, particularly in 2023, but also the downside continues so far this year as well. And this is connected again with high stocks, weak demand because of milder weather and outages, and also utilities and suppliers as well trying to sell back term cargoes, washout cargoes into the spot market, which is depressing the spot prices over again. Now, these are the key European consumption and production hubs, which I believe you will be very familiar with, so I won't expand too much on this slide. I've put a chart of top European producers for your interest at the very bottom there, and I'd like to jump straight into how the trade flows have changed given the situation and the conditions in the market. Now, before we look at trade data, I want to make to point out something, that the wood chips under the harmonized system categories are divided into two main categories: the coniferous ones and non-coniferous ones. And in the charts that I'm about to present, we will only look at the second category, so 440122 for hardwood chips, which we assume most of that gets delivered to the energy sector, which is what we are assessing. There is no guarantee, of course, that all of these chips under this category will go to energy, but we assume that most of that gets delivered to the energy sector. So let's have a very high up view of what the distribution of top exporters to Europe is. I've provided here 3-year averages as well as previous 2 years. As you can see, for 2023 overall, there is lower exports. Russia has completely disappeared from the picture, of course, because of sanctions, and we see a higher Brazilian and Uruguayan chips being delivered to Europe. We believe that most of that, however, is not delivered to the power, but rather to
to the pulp and sector, not to the utilities, but to the pulp and sector, pulp and paper sector mostly. Having said that, we have been hearing in very recently that there is quite a few offers for deliveries of Brazilian and even South African wood chip supplies to Europe. So we see that these suppliers are also looking to opportunities, and offers from these sources have started to become available in the market. On the other hand, this is a view from the top importers. Who are they? Of course, no surprises here. We have Denmark, Finland, Sweden, at the top of the chart. So Northern Europe is one of the largest importing regions. However, we do see some very interesting trends post 2022, and you will see there quite some jump in Danish imports as well as Swedish imports. By contracts, Finnish imports of hardwood chips have dropped. One tiny word about the Finnish statistics. To the best of our knowledge, from information we have received from associations and market participants, most of the Finnish industry, Finnish hardwood chip imports used to be a lot from birch from Russia before the war in Ukraine started, and most of it did not go to energy but to other competing sectors. But let's have a look. Apologies for my lack of my capacities in designing. I hope that this map will help somehow, even though it won't be the most beautiful graphic that you'll see. But what happens after the sanctions? There is quite some sawmilling capacity in Finland that is focused in the border with Russia. And this capacity used to get a lot of raw material, including wood chips or other timber material, or a lot of wood material that would then leave a lot of byproduct of wood chip as well, available for energy suppliers as well. Now that disappeared after the sanctions, and now this region of Finland has started to look to secure more and more supplies from southern and particularly the coastal regions of the country, and therefore has created some pressure there, which in turn, let me use the map, which in turn has created more demand from this region, from Sweden, and this overall has resulted in we have been seeing prices at some point, the price for energy chips in Sweden being even higher than the price for pulp, just because of the very strong demand there for energy, as opposed to other sectors whose end product markets have not been pairing very well. So the demand from these sectors has dropped significantly. That's what's happening, and Sweden has been looking, or let's say Norwegian suppliers have therefore tried to sell even more towards Sweden and Denmark. And on the other hand, let's go a bit more down south. The Baltics, of course, they have a very nice geographic position and have been trying to supply both north and south, or towards central Europe, but there is a two-way arrow there that shows that there is quite some interest, particularly in recent months, for suppliers in Germany and also in Poland, for instance, in Central Europe overall, to try and find a new home for their chips. So there is actually some the situation that Vaidotas just explained for the Baltic markets is actually a phenomenon that is happening everywhere, and there seems to be a situation when there is a lot of supply available, and suppliers are trying to get rid of, to shed off some of their inventories in order to create cash flow and to create more business, so to speak, and open up space for new production.
Last but not least, there has been one trend that's been typical in the past couple of years, and that is that the markets have become more closed within their local markets. Particularly, this was like a sort of a natural reaction to what happened after the war started, so the sanctions and the situation with energy supply shock there. But it was very interesting to hear in the previous presentation that actually this will now will have to start to change, and we might see more like a tendency for these markets to open up again and look to sell products, for instance, towards other regions. Now, this chart is nice in the sense that it shows very clearly what I just pictured in that map there. We see here, of course, a very large jump in Swedish hardwood chip imports. As I mentioned before, this might not all be deliveries to energy sector. However, we think that a big chunk of it is. The key trends that we see here is because there has been much less local supply available in 2023 in Sweden due to harvesting restrictions and lower forest activity. There's been stronger demand for import. On the other hand, end users who had contracted waste wood contracts, they received only a small fraction of those, and they had to go and expand and look more for import supplies. And there has also been Swedish forest companies that wanted to keep the price down on hardwood locally, so they imported because they own a lot of forest operations in the Baltics or in Central Europe, Germany and Poland as well. So all of this together has resulted in this big jump in imports last year, and as you can see there's quite a bit of upside in the Okay, sorry. So there is quite a bit of upside in the imports, mostly from Portugal, Latvia. Mostly from Latvia, Estonia, as well as Portugal. So the charts that I've marked there. I'm very We see a similar trend for Denmark as well. Denmark also overall imported more last year, and also there is more from Brazil now. We don't know where all of this supply has, which sector it has gone, but there is a chance that it might have the utilities might have ramped up their receipts from Brazil. Apologies for my cough, because we know already that Danish utilities have term contracts with Brazilian suppliers, and that maybe has offered some easier opportunities to ramp up Brazilian imports. But we also see here that imports from Germany, the UK, and Latvia also went up. There is also more colors in the bar for 2023, which is equivalent to more diversification of sources for Denmark. And the same diversification trend for Finland as well. I discussed Finland a bit earlier, so I'll move on. And I've put also France in detail here. For your own consideration. But because of time restrictions, I'd like to touch very quickly upon the challenges ahead. Most of these challenges that producers have been facing, they continue to face. And I have to say that the raw material prices have been resistant, as it was shown very clearly in the presentation before. And this has primarily also been because it has taken slower for production to adjust to the sharp drop in demand for wood chips or wood pellets in the market. So the market has yet to see that adjustment process there. And on the other side, with end users, of course, one of the most challenging things to do is to cope with low power price
environment versus higher fuel price, relatively higher fuel prices, which would squeeze the margins. And of course, they also have to keep an eye on competing sectors and their demand for feedstock, as well as new demand. I'll discuss that very briefly in the next slide. But let's have a quick look at power prices here. I've compared the spot price averages for the Baltic countries from Nord Pool. And as you can see, the red line shows 2023 prices and the yellow line shows so far this year. By a large contrast to what they were in 2022, record high levels for power markets overall. We see now that the power prices have started to converge towards pre-2022 levels. And this is the reality not only for the Baltic countries, but also for the whole region and overall Europe as well, I would say. In the near term, what might happen for power markets in the Nordics, the power prices are expected to return or to hold very close to their pre-2022 levels. And we can see this expectation from the hedging information that companies, big utilities have announced and told us. And also there is higher nuclear availability in the region because of Sweden's 1.6 gigawatt of OL3 nuclear power plant, which started up in second quarter last year, which will also reduce the need for alternative fuel and technology generation. And of course, gas production is steady. There is very nice flows for LNG, etc. So everything is stable. So the near term seems to be stable and to be much closer to pre-2022 levels, the outlook. Whereas for longer term, it will, of course, depend on how much renewable capacity will develop, how quickly, and also how quickly electrification will realize. There is also quite a few new projects that either have come online or will come very promptly. Of course, in the previous presentation, we heard about the Vilnius CHP that was partially commissioned in December 2023, but there is quite a few other projects as well. For example, in Denmark, Finland, all of the projects that I've listed here. I've included also the competing sectors projects that will have to compete for the same feedstock of wood chips with bioenergy here, such as the Meta's Kemi mill or the Homanit's cardboard factory in Lithuania. But if you look at this, only in Denmark and Lithuania alone, if you take the combined additional consumption, it takes around just over 1 million ton per year of wood chip equivalent consumption. So there is quite some new demand there that probably is also exerting some pressure on the wood chip side. And to conclude very briefly, there has been less forestry activity, particularly in Northern Europe, and less to recovered waste, which has supported import demand, particularly for Denmark and for Sweden as well. The demand drivers are various: new pellet production capacity or other capacity that will need the wood chip feedstock, as well as power market developments. On the other hand, the supply drivers depend on how well the raw material availability and costs will develop for suppliers, which are under constant pressure to keep costs down. And also activity in upstream or downstream sectors and overseas supplies, which seem to be on offer, and they will also put some pressure on European production as well, or supply as well. Near future drivers, of course, there was a discussion about regulation. I've listed it here for your for some food for thought, and power market developments will be key drivers for the close future. Whereas for medium to longer term, we have to consider more involvement in the biomass sphere for hard to abate sectors and BECCS overall. So, yeah, I thank you for your attention, and I'm happy to take questions.
Thank you, Erisa, for the presentation. It was really very interesting. We don't have any questions in Slido, but we have questions from our side because Yes, it's really of course. interesting to discuss in details so important matters to all of us. So, Vaidai, are you ready? Yeah. Yeah, thank you, Arisa. So, do you feel personally a slowdown in the industry, in the furniture industry in your country? Meaning that people consumes less, something like that? Well, it is a luxury good, to be honest. So I wasn't prepared for this actually, and I don't know what the main trend is in the UK right now. But I can tell you my own story. We were planning to do a house extension and to do a lot of woodwork as well with our home. Back in 2022, we're just about to get the mortgage and everything, and that was completely put on hold by the developments back then. So I guess a lot of other people might have felt the same. There is quite a lot of costs have increased significantly. So I'm sure that a lot of other people might have put on hold their plans to do furniture purchases or other. Is there any news about these diseases in the forests from in the West Europe or in the North Europe? Is it increasing, decreasing? Is it changing situation? We keep asking about this, but we haven't so far heard of anything or haven't heard any reports of anything that has been significantly affecting the supply. Our understanding is that from last year, if you're talking about the little spurts of disease from last year, that it was contained, and some areas were close to harvesting even to contain the disease. But yeah, nothing like significant that would affect the supply, to be honest. Very simple. Could you say about is any in what countries the most popular is linked long-term contracts to your index? It's most major utilities, but also smaller players, I would say. To the best of my knowledge and our knowledge, they do use Argus in the indexation in some of their term contracts. So yeah, I'm not at liberty to mention any names, but all of the Northwest European utilities, so players in Northwest Europe, the countries that I just discussed in my presentation. Okay. Including UK, including Sweden, including Denmark, Northern Nordics, France. Yeah. Nordic. And I have one question, Arisa. What do you think, how will change import-export routes in biomass with RED II and RED III directive? Do you see any significant changes in material flow? Understood. So it is a bit early to talk about RED III, to be honest, but I know that the industry has already started to make preparations, but RED II implementation is a fact already, and we're aware that it's being implemented according to the directive already since last year. I think there has been challenges for companies. This is also the case with EUDR as well. There are challenges, for example, in the implementation of EUDR for small and large size companies is different. There is a 6-month gap.
there, which we think might affect the ability of small and larger size players to interact with each other, and it's not ideal in this sense. And similarly, there have been challenges with applying all of the RED II directive, and also because it's a directive, it is not transposed identically in each national legislation. And what this means is that different national legislation can put the bar even higher or keep it lower than compared with others. And there is different level of implementation of the RED II in different countries. So this has this has comprised with some barriers, particularly in the short term when the directive had first started to be implemented. But I don't see any major effect on the markets yet. We are still on a transitionary period because also the main certification schemes have yet to close up everything. So they have started offering the RED II certification system, but it will take 18 months of transition period to close up the whole circle for Europe. So we are yet to see what is going to happen there. But for now, we don't see any major disruptions in trade flows because of that. Thank you. Thank you for the questions. Thank you so much, Erisa, for joining us today, and thank you for the great presentation and your time. Taigi, persijungiu atgal į lietuvių kalbą, nes matau, kad visgi didžioji dalis prisijungusi būtent pas mus iš Lietuvos. Tai ačiū visiems prisijungusiems, kurie buvo šiandien su mumis ir kurie praleido 2 valandas netgi. Kaip visada noriu priminti, kad mūsų šita laida buvo įrašyta ir su visų įrašu pasidalinsime Baltpool YouTube kanale, nuorodą atsiųsime elektroniniu paštu. Ačiū dar kartą, Tomai, Vaidai. Ačiū visiems. Dėkui. Ačiū labai Vaidui už visą pasiruošimą, man buvo lengva komentuoti. Taip, dėkui ir iki kitų kartų.